Užlipome į Wartburgo pilies kalną ir esame pačioje pilyje. Martyno Liuterio gyvenime jį reikšminga tuo, kad tapo tarsi jo Patmos sala, į kurią jis buvo ne tai, kad ištrimtas, o draugų slapta atvežtas. Ir daugelis galvojo, kad Liuteris yra popiežiaus legatų sargybinių suimtas ir jau vežamas į Romą. Bet iš tiesų jam ištikimi draugai jį slėpė nuo mirties grėsmės, kuri iškilo po Wormso sėjimo, kuriame imperatoriaus akivaizdoj Liuteris buvo ekskomunikuotas kaip eretikas. Ir tuo metu Albrechtas Düreris, kuris buvo vienas iš Liuterio pasekėjų, iš tiesų rašo savo dienoraštį tokius žodžius. Ar jis dar gyvas, ar jie nužudė? Nežinau. O dangaus Dieve, jei mes prarasime šį žmogų, kuris rašo su didesniu aiškumu negu bet kuris kitas, kuriam tu davei tokią evangelistinę dvasią. Kas bus? Mes meldžiame, dangiškasis Tėve, kad tu suteiktum šventąją dvasią kažkam kitam, kuris bus gabus apvienyti, suvienyti tavo šventą krikščionių bažnyčią. Dieve, jei Liuteris iš tiesų miręs, kas skelbs Evangeliją mums taip aiškiai? Na štai su šitais žodžiais mes ir pradedame kelionę šio nuostabaus pastato ant didelio kalno, kurio papėdėje matosi Eizenacho miestas, apžvalgą ir pakeliui dar pakalbėsime apie tai, kągi gyvendamas čia Liuteris nuveikė. Atsidūręs Wartburgo pilyje, Martynas Liuteris iš vienuolio tapo riteriu, Jungerjorgu, užsiaugino barzdą, atsiaugino plaukus, žodžiu, turėjo slėptis, nes jo gyvybei grėsė pavojus. Be abejonės Liuteris negalėjo nustygti vietą, šiaip jis skundžiasi ir iš tiesų man regis jis pats ir vadina, kad tai mano Patmos. Todėl jis imasi versti Naująjį testamentą į vokiečių kalbą. Ir tą darbą atlieka nežmonišku greičiu. Na, matomai nuo ankstaus ryto iki vėlyvo vakaro jis dirbo prie Naujojo testamento. Ir per 11 savaičių, sunku patikėti, baigė versti visą Naująjį testamentą. Pradėjo 1521 metų gruodį, o baigė 1522 metų kovą. Ir jau rugsėjį pasirodė pirmasis leidimas. Jis taip ir vadinamas rugsėjo Naujasis testamentas. Tuoj pat buvo išpirktas ir gruodį išėjo jau sekantis leidimas. Kiek pamenu, liktai 3000 kopijų pirmojo buvo išpirkti, taigi žmonės buvo tikrai ištroškę, o Liuterio pamokslus jie jau žinojo. Na, kokiais šaltiniais naudojosi Liuteris? Jisai naudojosi Erasmo Roterdamiečio parengtų 1519 metais išleistų Naujuoju testamentu, kuris vadinosi Novum Instrumentum
Ir tai buvo leidinys vienoj pusėje. Vulgatos tekstas, kurį Erazmas pats redagavo, jis buvo be galo geras lotynistas, o kitoj pusėje, tai jau buvo naujovė, buvo graikiškas tekstas. Ir štai Liuteris turėjo galimybę, iš tiesų jis jau tas leidinys pradėjo drebinti, sakykime, ieškančius šventojo rašto tiesos, tame tarpe ir Liuterį, kadangi graikiškas tekstas skiriasi nuo vulgatos teksto, o graikiškas yra originalas, iš jo Jeronimas vertė. Ir ypač jau mūsų aptartas atgailos klausimas skambėjo graikiškam visai kitaip. Ta metanoje atgaila nebebuvo ta, reiškia, bažnyčiųje praktikuojama atgaila. Ir kiti, be abejo, momentai Liuteriui jau kalbėjo labai garsiai. Įdomu yra iš tiesų tai, kad Erazmas savo pratarmėje yra užrašęs tokius žodžius. Tai išreiškia jo norą Naują testamentą atiduoti į liaudies rankas. Norėčiau, kad visos moterėlės perskaitytų Evangeliją ir Pauliaus laiškus. Kad Evangelija ir Pauliaus laiškai būtų išversti į visas kalbas. Kad kaimietis juos giedotų žengdamas paskui plūgą. Kad audėjas jų melodijas trauktų sėdėdamas prie staklių. Kad keleivis tokiais pašnekesiais kelią trumpina. Toks buvo Erazmo noras. Tačiau ironija tame, kad moterėlės neskaitė nei graikų kalba, nei lotynų kalba. Lotynų kalbą suprato tik tie, kurie išėjo mokslus. Ir tiesą sakant, lotynų kalba buvo mokoma jau nuo 1 klasių. Ir Liuteris jos pradėjo mokytis būdamas 7. Bet išsimokslinusių buvo mažuma. Kaipgi išsipildys šita Erazmo svajonė? Būtent ją išpildo Martynas Liuteris. Ir net Erazmo neprieteliai kaltino jį, kad jis yra Liuterio draugas ir šalininkas, nors jis toks nebuvo. Ir jie sakė, Erazmas padėjo kiaušinius, kuriuos išperėjo Liuteris ir Cvingris. Ir mes matome, kad aišku, Liuteris vokiečiams ir tiems, kurie nebuvo išėję mokslų, sudaro tą galimybę patiems skaityti šventąjį raštą ir asmeniškai patirti jo poveikį, suprasti jį, bent jau susidurti su juo. Ir čia aš pacituosiu jau Liuterio žodžius, kaip jis kalba apie savo vertimą. Liuterio vertimo metodą paaiškina šitie žodžiai. Bergždžia paisyti lotyniško rašto, norint sklandžiai išsireikšti vokiškai. Geriau jau klausti motinos namuose, vaikų gatvėje, prastuolio turgoje. Jų kalba ir kalbos maniera padės susigaudyti, kaip reikia versti. Tuomet jie supras be vargo, kad mes kalbame vokiškai. O pažodinė lotynų kalba yra didelė kliūtis, kalbant grinai vokiškai. Regis filosofas Herderis yra pasakęs, kad Liuteris pažadino vokiečių kalboje
snuduriavusiai milžiną, miegojusi milžiną. Kaip ten bebūtų, Liuterio vertimas be galo skiriasi nuo ankstesnių vertimų į vokiečių kalbą, nes tokių vertimų jau būta. Bet Liuterio vertimas prabilo naujai, prabilo gyvai ir iš tiesų, tiek tas audėjas, tiek tas artojas, tiek tos moterėlės, tiek tie žmonės turguje galėjo suprasti. Jiems tai buvo suprantama kalba. O Liuteris be abejo siekia ko? Jisai siekia, kad tas tolimas Dievas taptų artimu, kad tas nepažįstamas Kristus taptų pažintas ir per tą pažinimą žmonės įgytų sielos išgelbėjimą. Dedikacijoje Liuteris užrašo, kad šitą patarnavimą jisai skiria brangiems krikščionims ir dedikuoja sėdinčiojo aukštybėse šloviai, kuris laimina mane, tai yra Martyną Liuterį, kiekvieną mano gyvenimo valandą. Ir Liuteris šituo vertimu ne tik pašlovina Dievą, bet ir suformuoja modernę vokiečių kalbą. Liuterio vertimas laikomas vokiečių literatūros katalizatorium ir, modernios kalbos, ištakomis modernios vokiečių kalbos. Ir štai ką jis pats sako apie vertėją, šventojo rašto vertėją. Nes vėliau Liuteris per kitus 12 metų su bendražygiais išverčia visą Senąjį testamentą. Bet jo įžvalgos apie tai, koks turi būti šventojo rašto vertėjas, kalba ir šiandien, bet kuriam iš mūsų, kurie iš tiesų imamės tokio darbo. O iš Dievo malonės man yra tekusi irgi ši našta. Taigi Liuteris sako, versti ne kiekvienam duoti, kaip mano kai kurie pakvaišę šventieji. Vertimas, ir tie pakvaišę šventieji be abejo yra ironija atžvilgiu tų, kurie puolė šį vertimą. O įdomu tai, kad vienas iš jų po to išspausdino Liuterio vertimą kaip savo, nors jis puolė Liuterį kaip prastą vertėją. Taigi, vertimas reikalauja teisios, pasišventusios, sąžiningos, tyros, dievobaimingos, krikščioniškos, išlavintos, išsimokslinusios ir patyrusios širdies. Aš laikausi nuomonės, kad joks netikras arba sektantiškos dvasios krikščionis negali būti gerų vertėjų. Apibendrinant jo mintį, vertėjas ne tik tai turi pažinti originalias kalbas, iš kurių verčiama, jis turi išmanyti šventąjį raštą, būti geras biblistas, tikras teologas ir turėti Kristui pašvęstą širdį, būti nuoširdus krikščionis. Štai toks iš tiesų buvo pats Martynas. Ir todėl jo vertimas yra toks paveikus.
Baigiant, aš paminėsiu tik tai tiek, kad pirmieji lietuviški vertimai turi titulinėme puslapyje nuorodą į Martyno Liuterio Bibliją, kad versta remiantis Martyno Liuterio Bibliją. Nors iš tiesų Bretkūnas vertė remdamasis graikų tekstu, hebrajai kalbą mokėjo, vis dėlto Liuterio Biblija buvo nurodoma šalia kaip autoritetas. Ir tai pasakytina ne tik apie lietuvius, apie visas Europos tautas, kuriuose plito reformacijos dvasia ir kuriuose šventas raštas buvo verčiamas į tautinės kalbas. Liuteris pramynė kelią. Jis buvo pirmasis. Ir kiti sekė paskui jį, trokšdami jau saviesiems perduoti Dievo pažinimą ir šventosios dvasios galią.